Aš nežinau, man, pavyzdžiui, čia labai gera. Aš galvoju, kartais pasiduodi tai vaiko žaismiai. Vaikas žaidžia ir tave pagauna ir tu irgi ant to pačio. Koks slidus. Atsargiai. Ir šįryt beje važiuodama atradau, kad tai yra džiaugsmo vieta. Susidraugausi su juo, tai tau netgi ir vardą gali su juo pasakyti. Aš supratau, kad yra aukso gabalas ant kelio. Ir mes tą gabalą tiesiog aukso praeinam. Turbūt yra žmonių, kuriems tai yra brangu ir kurie ateina ir supranta turbūt, ko čia ateina ir kas tai do vieta, bet turbūt yra tokių, kurie tiesiog važiuoja, pravažiuoja ir net nesusimąsto. Nes vis tiek tai, kas mums palikta čia, tai jeigu tu ateini, su tokia atvira širdim, kažkokią dalelę galbūt gali parsinešti, o jeigu tu praeini kaip turistas, kažin, ką tu ten pasiemi iš to. Ir kiek tau tada naudos. Aš pasiilgau tos vietos, man norėjosi ją pamatyti ir man tiesiog, norėjosi pabūti ir paskiau, pasidaviau tam tokiam vaiko impulsui tiesiog būt. Tiesiog, šią akimirką mėgautis, kai vaikas eina lengvai, juk jo protas tuo metu turbūt visiškai išjungtas ir jisai negalvoja. Tai tiesiog ir aš bandžiau ir aš galvoju, aš nieko negalvosiu, einu tiesiog kaip vaikas. Ir tada ateina kiti dalykai. Čia atjungi, čia galbūt lengviau įsijungi. Kol dar kažką mąstai, galvoji, nieko nevyksta. O kai jau atsistoja, atsipalaiduoja ir viską paleidi, tai tada neateina šiurpuliukai. Tu tiesiog pradeda jausti tą vietą. Tiesiog tu susilieji su ta visa aplinka, su ta visa vieta. Jeigu šiaip vandenį užauga, tai gerai, akmuo ir saulės ir vandens. Tai yra mano stiprybės vieta ir to vidinio džiaugsmo vieta. Čia gali susidurti su savim, atsigręžti save, sąžiningai labai. Kaukę savo pamatyti, kur tu kažką gal užvaidini, kažkokius įvaizdžius susikuri. Netgi būna atvažiuoji, atsisėdi, taip sąžiningai prieš save susimastai ir supranti, kad tu gal darai tai, ko tau nereikia daryti. Kad tu gal esi su tai žmonėms, su kuriais tau nereikia būti ir gauni atsakymus, ką gal tau reikėtų daryti. Dar jeigu iš asmeninės tokios patirties, kam patarčiau, tai gal to moterim, kurioms yra sunku priimti save, kaip moterį, pavyzdžiui. Arba kuriom yra sunku atrasti antrąją pusę. Nes tai irgi dažniausiai yra susijęs su tuo, kad tu kažkaip nepriimi to savo moteriškosios dalies. Tai švenčiausios mergelės Marijos vietos šitame aspekte, šitoj temoje yra puikia transformacijos vieta. Tos vidinės transformacijos ir ji iš tikrųjų labai ramiai, neskubant, globojančiai padeda tą transformaciją atlikti, jeigu tik tai tu eini vidumi ir klausai to. Iš tikrųjų turim daug tokių vietų Lietuvoje. Tos vietos yra susijusios su šeima kažkodėl. Vadinasi, mūsų šaliai šitos vietos ir apskritai mūsų šaliai yra svarbi šeima. Man pačiai tikrai visur buvo susijusios arba su vaikais, arba su santykiais, arba su motinystė, su moterystė, su mano kaip dukros mamai, galbūt pareiga. Aš savo vaikus į keletą vietų vežiausi ir vaikai ypatingai tas erdves kažkaip jie pajaučia labai savotiškai ir jiems šiaip tai labai patinka. Jie kažkaip visiškai ir natūraliau priima. Ir jiems yra apie ką pamastyti, apie ką pasikalbėti tarpusavį. Ir mums tada šeimoje nuvažiavus iškyla temos natūraliai, važiuojant automobilį atgal. Ir apie tas vertybės pakalbėti, ir apie tas vietas, ir aišku, dabartiniam laikotarpį, kada tas tikėjimas yra kažkur tai
nutolęs nuo mūsų, tai vaikams iš vis jie atsiveria, jiem labai yra įdomu tos temos ir jie tikrai turi galimybę tada apgalvoti ir šiaip prisiliesti. Švenčiausios mergelės Marijos vietos jos labai yra susijusios su širdimi, su meile. Meilė savo, meilė artimui. Atrodo labai paprasti žodžiai, bet netgi kai atvažiuoji šitas vietas, kaip tu elgiesi tose paprasčiausiose situacijose. Pavyzdžiui, mes turėjom tokį įvykį dabar atvažiavę, ar ne? Mes pradėjom tvarkytis ir pradėjo važiuoti mašina, norėjo pervažiuoti pro šitą kelią, kuris yra. Aš priėjau prie vairuotojo, paprašyti jo, kad jisai šiek tiek palauktų. Ir jisai buvo, aišku, susikoncentravęs į savo tikslą, kad jam reikia nuvažiuoti darbą, jam reikia nuvažiuoti ten, kur reikia, ir buvo šiek tiek suirzęs. Ir kaip tu reaguoji? Ar tu išlaikai ramybę šitoje vietoje? Ar kažkaip pasiduosi tam suirzimui irgi? Ir tas yra kiekvieną dieną daroma. To judesio galbūt norėtųsi, kad jo būtų mažiau, nes iš tikrųjų norisi nurimti, pabūti, susikaupti ir kad netrikdytų. Ypač kai tu, tarkim, labai susikaupi ir išmuša. Automobiliai tie važiuojantis labai išmuša, tai norėtųsi, kad jų nebūtų. Mes šiandien atsivežėm žvakelių, uždegėm, rytoj jos bus jau šiukšlė. Jeigu mes visi taip darytumėm, mes atvežam, surenkam kažkieno paliktas, mes paliekam, kažkas atvažiuoja, atveža savo, surenka, eitų gražiai viskas ratu ir galbūt nesikauptų tada tos šiukšlės, kurios trukdo šitai vietai. Turbūt ir norisi, kad žmonės tiesiog suprastų, kad savimi jaustų, kad daug geriau yra ir šitai vietai, kai yra švaru, tvarkinga, gražu, tada ir jiems patiems nuo to geriau, ir vietai geriau, ir pasibūtgi smagiau. Gal truputėlį liūdina netikri plasmasiniai dalykai. Gėlės, pavyzdžiui, šitose vietose, nes tai yra absoliutaus tikrumo ir širdies vieta. Arba pinigai, pavyzdžiui, irgi. Pinigai ant akmenų dedami. Tai vadinasi, kažką žmogus perka. Atvykimas šiandien toksai siejamas tokiu greitu, edukaciniu kažkokiu pobūdžiu. Arba atvažiuoji ten, sakykime, nusifotografuoti, o galbūt tos vietos atrodo dažnai, kad yra ir pasenusios, jos kažkokios kaip atgyvenos. Aš esu ir išgirdusi tokių iš tikrųjų pasakymų, kad ten kažkaip tik kažkur kažkada tai pasirodė, gal buvo, gal nebuvo. Tai vėlgi man dabar, kaip man atrodo, kad tai yra nesusiję, jos yra belaikės tos vietos. Iš tikrųjų pati pajutau, kad atvažiavus čia, į tokias vietas, jas palaikant savimi, palaikant švarą, ten apvalant tas vietas, jos tikrai gyvai kažkaip net atsidūsta. Stengiamės atvykti iš tas vietas su švariais rūbais, tvarkingai, ar nebūti pasiruošus, nevalgyti mėsos, iš pagarbos tai vietai ir kad pavyktų prie dvasios prisiliesti. Bet aš tai pagalvojau, gali būti žmogus, kuris tiesiog važiuoja keliu savo rūpesčiuose ir pamato ženklą, švenčiausios mergelės apsireiškimo vieta. Ir jam kažkas viduje, kažkur kažką skaičiau, kas čia yra. Ir taip kartais būna tos vietos pašaukia, labai netikėtai gali pašaukti atvykti. Nieko tokio, jeigu tu ten ir būsi su džinsais, ar su kedais, ar su kažkuo, bet jeigu tu vidumi iš tikrųjų nuoširdžiai ateisi tą vietą, pabūsi, surinksi ten, paimsi šiukšlę, tai tikrai gali padaryti labai didelę įtaką. Kiekvienam asmeniškai turbūt kyla impulsas, kodėl ten važiuoti. Kiek mums pasakojo žmonių susidūrusių su tom vietom, tikrai vyko stebuklai ir iki pačiol vyksta. Ir žmonės tikrai gali ir suvokti labiau ir galbūt savo ligą neišgydys, bet gal neišgydymo prašyti, bet suvokimo, kodėl ta liga yra. Tiesiog turi būti atviras ir nuoširdus. Būna, kad esi šalia šviesos ir nematai to šviesos. Tai tą suprast, išsaugot. Jeigu nerūpės žmonėm, ir tirpsinai po truputį. Ir neliks. O tai svarbu.